Sveiki, esu analitikas iš paslaugos SPSS ir šiame video parodysiu Jums, kaip Jūs galite sudaryti dažnių lentelę su SPSS programa. Turime duomenis apie respondentus, matote lange, na ir čia yra lytis, amžius, šeimyninė padėtis, vaikų skaičius. Na ir mes bandysime sudaryti dažnių lentelę su dviejais kintamaisiais, tai yra lytis ir išsilavinimas. Tai vienas iš būdų sudaryti dažnių lentelę yra einame į Analyze, Descriptive Statistics ir tada pasirenkame Frequencies, dažnių lentelės. Na ir įdedame, pažymime lytį, tada laikome Ctrl mygtuką ir pažymime išsilavinimą savo kintamųjų kairėje pusėje lentelėje ir įdedame juos į dešinę pusę. Na ir čia daugiau nieko nustatymuose mums keisti nereikia, paspaudžiame OK. Na ir štai gauname tokias dvi gražias lenteles, kur matome, čia yra lyties dažnių lentelė, čia yra išsilavinimo, na ir matome, kad vyrų yra iš viso 30 respondentų ir tai sudaro iš viso 16,2% respondentų, na, o moterų yra 155 ir tai sudaro 83,8% visų respondentų. Na, pagal išsilavinimą atitinkamai vėl matom, kad daugiausiai yra bakalauro studentų, 155 ir tai sudaro 83,8% respondentų, na ir taip toliau. Tai štai taip galite sudaryti dažnių lentelę, bet dar papildomai čia turite stulpelius valid percent, kur parodo kiek yra tinkamų reikšmių, be jokių kažkokių trūkstamų reikšmių, ir tai yra cumulative, tas suminis, procentas, tai sumuojama. Vyrai sudaro 16%, pridėjus moteris jau sudaro 100%, analogiškai su išsilavinimu. Na, o jeigu jums šitų papildomų stulpelių nereikia ir jiems trukdo, tai galite sudaryti dažnių lentelę dar ir kitaip. Einame į Analyze, spaudžiame Tables, spaudžiame Custom Tables. Na ir dabar vėl pažymime lytį, laikome Ctrl mygtuką ir pažymime išsilavinimą ir tempiame šiuos abu kintamosius į Rows skyrių. Ir dabar, kol šitie tiek lytis, tiek išsilavinimas yra, sakykime, pageltonavę, yra pažymėti, spaudžiame, labai svarbu, kad jie būtų pažymėti, spaudžiame Summary Statistics, spaudžiame Column N ir dedame į dešinę pusę, įdedame Columns N, tai mes čia įdedam, kad mums rodytų ne tik countą, tai reiškia, kiek yra tų respondentų vyrų ar moterų, ar bakalauro ar magistrų, bet ir kad rodytų procentaliai, kiek jie sudaro nuo visos imties. Na ir spaudžiame Apply Selection, na ir spaudžiame OK. Na ir gauname, čia yra mūsų prieš tai gautos lentelės, dabar apačioje tai, ką gavome ką tik, tai gauname tokią vieną dažnių lentelę, kur yra visų pirma kintamasis lytis ir vėlgi vyras, moteris, matome vyrų yra vėlgi 30, kas sudaro 16,2%, moterų atitinkamai skaičius, jie visiškai atitinka tai, kas buvo čia, tik jau papildomai neturime šitų stulpelių valid percent, cumulative percent, kas galbūt jums yra nereikalinga. Na, tik kitas aspektas, kad čia jums sudaro vieną lentelę. Jeigu norėtume dviejų atskirų tokių lentelių, kur atskirai lytis ir išsilavinimas, tai reiktų atskirai sudarinėti, vieną lentelę su lytimi, viską identiškai padaryti, be išsilavinimo kintamojo ir tada atskirai tik su išsilavinimo kintamojo, sudaryti štai tokią lentelę. Na ir trečias dalykas, ką parodysiu šiame video, tai kaip sudaryti kryžminę dažnių lentelę, Dabar mes aiškiai matėm, kiek yra vyrų, kiek moterų imtyje ir kiek yra tam tikro išsilavinimo, tam tikrą išsilavinimą turinčių respondentų. Tačiau kartais įdomu sužinoti, kiek yra vyrų turinčių bakalauro, magistrą ir kiek yra moterų turinčių bakalauro, magistrą ir taip toliau. Tai tam mums yra reikalinga kryžminė dažnių lentelė. Ir kaip dabar ją sudaryti? Einame į Analyze, vėl renkamės tą patį Tables, spaudžiam Custom Tables. Dabar pašaliname tai, kas buvo įdėta į mūsų langą. Na ir dabar imame atskirai lytį, įsidedam į Rows ir tada išsilavinimą dedam jau į columns skiltį, viršuje tempiame į viršų. Na ir jau procentai buvo automatiškai parinkti, nes ką tik tą buvome nustatę čia prie Summary Statistics.
Na ir dabar darysim tokią kryžminę dažnių lentelę, kur, ar ne, eilutėse dabar matote yra lytis, ar ne, vyras, moteris, na, o stulpeliuose yra išsilavinimas, tai yra bakalauras, magistras ir kita, ar ne? Nu ir dabar kokią mes jau turime informaciją, ar ne? Turime, kad tarp bakalauro studentų, na, ar turinčių šį išsilavinimą, ar ne, yra 24 vyrai, kas sudaro 15,5% bakalaurų, na, o moterų yra 131, kas sudaro 84,5% bakalaurų, ne visos srities, o bakalaurų. Na, ir analogiškai su magistru ir kitais išsilavinimais. Na, ir dabar klausimas galėtų būti, o gal aš noriu ar ne matyti, kiek kiekvienoje lytyje yra skirtingų išsilavinimų, nes dabar matau, kiek yra, ar ne, pagal kiekvieną išsilavinimą, kaip pasiskirčiusi lytis, bet jeigu norėčiau atvirkščiai, ar ne, kaip pagal kiekvieną lytį yra išsiskirsti, ar ne, išsilavinimai, tai tada uždarau nuleidžiu šitą langą žemyn, ar ne, ir vėl einu Analyze, einu Tables, einu Custom Tables, ar ne. Dabar viskas, ką man reikia padaryti, tai lytį ir išsilavinimą apkeisti vietomis. Na, tai vienas būdas būtų tiesiog viską pašalinti, kad čia nesimaišytų ir iš naujo tiesiog įdėti. Na, tai dedu lytį į stulpelius, na, ir išsilavinimą į eilutes. Na ir viskas, gausiu vėl tokią pačią lentelę, tiesiog lytis ir išsilavinimai bus apsikeitę vietomis. Spaudžiu OK, ar ne, pasididžiu naują langą, na ir čia yra mūsų nauja lentelė gauta. Na ir matote, kad dabar eilutėse jau yra išsilavinimas, o stulpeliuose yra lytis. Na ir dabar matome, ar ne, vyrų pjūvį per išsilavinimą, ar ne, matome, kad tarp vyrų, ar ne, yra 24 turintys bakalauro laipsnį ir tai iš visų vyrų sudaro 80%, ar ne. Magistro laipsnį turi 5 ir tai sudaro 16,7% visų vyrų, na ir kitą išsilavinimą turi vienas vyras, kas sudaro 3,3% vyrų, ar ne. Nu ir analogiškai su moterimis turime informaciją. Tai va, tiek norėjau šiandien parodyti su dažnių lentelėmis. Na, o jei vis tik jums reikia pagalbos, kaip tinkamai atlikti baigiamojo darbo SPSS tyrimą, mes jums galime padėti, kreiptis į mus paslaugos spss.lt svetainėje. Taip pat esame paruošę SPSS akceleratorių, įrašėme 3,5 valandos video medžiagos, kurios metu detaliai paaiškiname pagrindinius baigiamojo darbo SPSS testus, kaip juos pritaikyti, kaip juos interpretuoti, kaip daryti išvadas ir svarbiausia, kaip aprašyti rezultatus. Nuoroda į svetainę video aprašyme. Iki kitų kartų.